Tokia apdaila, aš bijau sulaužyti. Čia, štai, kartonas, kur galima visus 3-5 pirštus užkišti tiesiog. Tačiau automobilio pirkėjai teikia visai kitus prioritetus, pavyzdžiui, tokius kaip ekonomiškumas, patikimumas. Neseniai dalyvavau atnaujinto Toyota Yaris pristatyme. Čia apžvalgą, žinoma, galite pasižiūrėti Motorai TV YouTube kanale. Ilgą laiką Toyota Yaris buvo populiariausias Toyota modelis Europoje, bet jį aplenkė giminaitis Toyota Yaris Cross, kuris 2023 metais buvo tarp populiariausių 10 Europoje parduodamų automobilių. Beje, vienintelis toks neeuropinis modelis, žinoma, išskyrus Tesla Model Y, kuris užėmė pirmąją vietą. Taigi, akivaizdu, kad ankstesniai populiarųjį Toyota Yaris aplenkė jo versiją su padidinta prošvaista Yaris Cross. Aš nesistebiu šio modelio populiarumu. Iš ne vieno savo pažįstamo sulaukiau klausimų. O kasgi čia per automobilis? Lik ir Yaris pavadinimas, bet atrodo visai ne kaip Yaris, o gerokai didesnis. Na, aukštesnė prošvaista tiesiog vizualiai sukuria didesnio, talpesnio, erdvesnio ir labiau praktiško automobilio įspūdį. Taip ir yra. Jeigu norite didesnio automobilio, rinkitės Yaris Cross. Kalbant apie Toyota Yaris ir jo atnaujinimus, jie buvo visiškai minimalūs ir apėmė iš esmės tik naują, galingesnę hibridinę pavarą. Tai kalbant apie Yaris Cross, atnaujinimų yra daugiau. Taigi, naujasis Yaris Cross nuo šiol siūlomas nudažytas štai tokia išskirtinė Urban Khaki spalva. Na, spalva kaip spalva. Tačiau pats automobilis išliko tikrai labai simpatiškas. Jis, kaip ir anksčiau, gali turėti tiek priekinių varančiųjų ratų pavarą, tiek ir visus varančiuosius ratus, kur galinius ratus suka papildomas elektros variklis. Tačiau kalbant apie modelio atnaujintas pavaras, jei anksčiau jis buvo siūlomas su vieninteliai 116 arklio galių hibridinė pavara, tai nuo šiol jis galimas ir galingesnėje 131 arklio galios versijoje, o tai užtikrina šiek tiek geresnę dinamiką. Jeigu kalbėti skaičiais, iki 100 jis įsibėgėjo pusę sekundės greičiau negu versija su 116 arklių galių varikliu. Mažas B segmento miesto crossoveris, SUV automobilis, turintis prošvaisą, kuri padės įveikti tiek kliūtis mieste, tiek ir nuvažiavus nuo asfalto. Na ir žinoma, čia yra pirmoji Premier Edition, geriausia komplektacija, todėl šis automobilis turi ir elektrą valdomą bagažinę. Na, o į tą bagažinę telpa nuo 320 litrų ir jeigu nulenkti galinių sėdinių atlošus, tilps šiek tiek daugiau negu 1000 litrų. Žinoma, jeigu reikia tiek didesnės bagažinės, tiek ir daugiau vietos ant galinių sėdinių, tada tokiu atveju reikėtų rinktis didesnį Corolla Cross. Na, norėtųsi, kad pačios durelės atsidarytų šiek tiek platesnių kampų. Taip pat, štai čia toks kietas, neypatingai išvaizdus, na bet gerai. Praktiškas plastikas. Ir taip. Vietos čia tikrai neypatingai daug. Reikės paprašyti, kad priekinis keleivis pastumtų savo sėdynę į priekį. Kreipkite dėmesį, kad čia yra geriausia komplektacija. Nu, tikrai mačiau, kad čia yra nulenkiamas porankis, štai. Bet tokiu atveju, štai, lieka skylė į bagažinę. Štai, metalinė dalis, na, galima pasiekti daiktus iš bagažinės. Čia yra puodelių laikikliai. Viskas taip labai, labai praktiška. Ir štai tokia vat nei USB jungčių, nei vėdinimo grotelių čia tiesiog nėra. Tad erdvių šio automobilio sėdintiem gale tikrai nepavadinsi.
gale vietos tikrai nėra daug. Na, o priekyje, jeigu tai vertinti automobilį dviem žmonėm, jos yra pakankamai. Ergonomika gera. Kalbant apie apdailą, na, kompromisas. Toyota įprasti dalykai, tarkim, yra kažkiek nedaug minkšto plastiko, tačiau štai čia, pavyzdžiui, toks kietas plastikas, norėtųsi, kad jisai būtų minkštas, kad galima būtų patogiai pasidėti ranką. Taip pat dėl surinkimo kokybės, na, bent jau šiuo atveju čia niekas negriūna, tačiau štai pavyzdžiui, nuleidžiu vairą žemyn ir matau tokią atvirą erdvę, kur matosi visas vairo mechanizmas, varžtai, veržlės susuktos. Na, tikrai galėtų šių dalykų ir nebūti, tačiau pardavimai rodo, kad tikriausia šio automobilio pirkėjam tai nėra taip ir svarbu. Na, dar kiti dalykai, štai pavyzdžiui. Tokia apdaila, aš bijau sulaužyti. Čia, štai, kartonas, kur galima visus 3-5 pirštus užkišti tiesiog. Užkišti už šio plafono, kur visas yra valdymas, aišku, kas manęs prašė čia kaišėti pirštus, bet mano toks darbas, kad jos kaišėt. Štai, tiesiog užkiši, na, surinkimas, sakykime taip, vėlgi, kompromisas, bet, kaip suprantu, pagal pardavimus, Toyota pirkėjam, tai nėra taip ir svarbu. Na, o palyginti su modeliu iki atnaujinimo, tai čia atsirado didesnis multimedijos ekranas, dabar jisai yra 10,5 colio įstrižainė, žinoma, geriausioje komplektacijoje, standartinis yra 9 colio įstrižainės, anksčiau buvo 8 colio. Taip pat didelis skaitmeninis prietaisų skydelis, bazinėje komplektacijoje jis yra mažesnis, šioje komplektacijoje 12,3 colio įstrižainė, keičiama išvaizda, tiesa, labai daug nustatymų taip pat valdomi mygtukais esančiais ant vairo, kas nėra labai patogu, na, bet tokie dalykai priprantami ir tikriausia nėra labai kritinis dalykas. Taigi, o kaipgi šis automobilis važiuoja? Ogi taip, apie ką, pavyzdžiui, pasakodamas apie Toyota Yaris, aš užsiminiau, kad buvo atnaujinta hibridinė pavara, pasiūlyta galingesnė versija su 3 cilindrų 1,5 litro motoru, pasiekiančių 131 arklio galią. Tai lygiai taip pat, kaip minėjau, čia atsirado taip pat ta versija, 1,5 litro 131 arklio galios motoras hibridinis, kuris, na, padeda šiek tiek greičiau įsibėgėti, visgi ta dinamika tikrai nėra kažkokia tai beprotiška ir tikrai, jeigu norite galingesnės hibridinės versijos, tada reikia rinktis vėlgi didesnį Toyota Corolla Cross. Na, o šis automobilis bent jau važiuoja taupiai, štai po mūsų galbūt neypatingai taupaus važiavimo. Štai istorija, 5,3 litro 100 km degalų sąnaudos, tikrai nebuvo sunku pasiekti ir mažesnės negu 5 litrai, važiavom gana dinamiškai, yra važiavimo režimo perjungimai, štai Power, Eco, Normal, na, Power ir nuo Normal nelabai kuo ir skiriasi tas važiavimas, tačiau kaip gamintojas minėjo, pagrindinis dalykas, kas buvo atnaujinta šiame automobilyje ir dėl ko automobilių sulaukdavo daugiausia priekaištų, tai būtent garso izoliacija. Garso izoliacija, kuri tikrai, ir atsimenu, kai bandžiau šį automobilį naują, iki atnaujinimo, jinai tikrai buvo labai prasta ir buvo taupomos svoris, tad girdėjosi vėjo švilpimas pro langus, variklis veikia tikrai garsiai. Na, o dabar buvo tiek pakeisti variklio tvirtinimai, tiek įdėtas rezonatorius, kad variklis keltų mažiau triukšmo, tiek papildomai sudėta garso izoliacija skirianti saloną nuo variklio skyriaus, taip pat įdėtas storesnis priekinis stiklas, storesni šoniniai stiklai, visa tai tam, kad būtų geresnė garso izoliacija tiek nuo variklio keliamo triukšmo, tiek ir nuo aerodinaminio triukšmo. Visos šios priemonės, kaip sakė gamintojo atstovai, kažkur pridėjo papildomai ne tiek ir daug, 10 kg svorio, tačiau pradėjus važiuoti akivaizdu, kad šis automobilis yra pastebimai tylesnis už Toyota Yaris Cross iki atnaujinimo. Na, o dar vienas dalykas, buvo atnaujinta vairo sistema, čia yra elektrinis vairo stiprintuvas, buvo pakeisti jo nustatymai
Lygiai taip pat, kai buvo pakeisti amortizatorių nustatymai, automobilis pasidarė valdomas labiau sportiškai, na, azartiškai galbūt aš to ir nepavadinsiu. Taip pat buvo pakeisti ir pakabos nustatymai, pakaba veikia šiek tiek minkščiau ir tas juntama, važiuojant nelygio asfalto, automobilis amortizuoja tikrai šiek tiek geriau negu kad anksčiau, jis nėra toks kietas, tad važiuoja automobilis solidžiau ir iš tikrųjų šie pakeitimai užtikrina tikrai kur kas geresnės važiavimo savybės. Štai tikrai galima nemažai važiuoti elektra ir jeigu daugiau važinėti mieste, tikrai nesunku pasiekti, kad degalų sąnaudos būtų mažesnės negu 5 litrai 100 km. Kaip jau minėjau, čia galimi pasirinkti skirtingi važiavimo režimai, nuo Sport Normal iki taupaus. Ir štai, žinoma, aš važinėjau dabar uždaroj teritorijai. Prieš tai važinėjau ir greitkeliais ir, kaip jau minėjau, tikrai turiu pasakyti, kad garso izoliacija pasidarė pastebimai geresnė, kas ir buvo didžiausias trūkumas, kalbant apie ankstesnį modelį. Power važiavimo režimas. Na ne, nėra čia dinamikos, jas neverta ieškoti. 10,4 sekundės, maždaug 10,5 sekundės iki 100 įsibėgėjimas. Visgi, kaip jau minėjau, jeigu norite važiuoti labiau dinamiškai, tada jums reikalinga 2 litrų hibridinė pavara, o tokia siūloma tik didesniuose Toyota Corolla Cross, taip pat Toyota CHR. Jis yra taip pat ir manevringas, štai susukimo skersmuo tikrai nėra didelis. Įprastas Toyota, kuris dabar, palyginti su ankstesne versija, yra tiesiog tylesnis ir šiek tiek labiau dinamiškas, su galimybė rinktis labiau dinamišką 131 arklio galios hibridinę pavarą. Na ir žinoma, kainos kainelės. Taigi, palyginti su modeliu iki atnaujinimo, pabrango tikrai labai nežymiai, tačiau nebeliko ne hibridinių versijų, lygiai taip pat kaip ir kalbant apie įprastą Toyota Yaris, taip ir Toyota Yaris Cross dabar galimas tik hibridinė versija, o tai reiškia, šios versijos yra brangesnės nei buvo su įprastais benzininiais motorais. Ir šio automobilio kaina su 116 arklio galio hibridinė pavara prasideda nuo 25 100 eurų. Galingesnė versija kainuoja porą tūkstančių eurų daugiau. Na, aš pasižiūrėjau į komplektacijas. Tikrai galima neblogos komplektacijos automobilį įsigyti už 30 000 eurų. Žinoma, jeigu jums reikalinga visų varančių ratų pavara, yra ir tokia galimybė. Na, o maksimalios komplektacijos automobilis, štai kaip pavyzdžiui šis Premier Edition, kainuoja maždaug 35 000 eurų. Mano galva, tai yra tikrai dideli pinigai už B segmento automobilį ir, na, įvertinant tai, kad tai yra maža mašina, aš manau, kad tas, kas perka šį automobilį, įsivertina, jeigu jam nereikia labai daug vietos gale, jam nereikia labai didelės bagažinės, tada šis automobilis puikiai tiks. Taip pat, hibridinė pavara, jeigu iš jos nenorėti labai didelės dinamikos, jinai taip pat už miesto veikia pakankamai sklandžiai, tuo labiau dabar yra ir galingesnė versija. Kaip matėte, degalų sąnaudos yra tikrai priimtinos, 5,3 litro 100 km, tai čia važiuojant energingai ir greitkeliuose, ir užmiesčio, ir kalnų keliuose, tai tikrai labai nesunku pasiekti ir iki 5 litrų 100 km siekiančias degalų sąnaudas. Na, o priekaištas būtų galbūt vienintelis tas, kad visgi norėtųsi geresnės apdailos, tiek apdailos medžiagų, tiek geresnio surinkimo, ko bent jau šiai dienai šis Toyota Yaris Cross pasiūlyti negali. Bet akivaizdu, Toyota pardavimų lyderis Europoje, kad šio automobilio pirkėjai teikia visai kitus prioritetus, pavyzdžiui, tokius kaip ekonomiškumas, patikimumas, gera išvaizda, tą galima pasakyti ir apie Toyota Corolla Cross.